privalėčiau ataskaitą pateikti asociacijos visų šių metų, tai gal labai smulkiai nesigilindama, bet vis tiek noriu priminti tuos renginius, kurie vyko, kurie jau kaip ir tradiciniais tapo. Tai pavasarį, kovo mėnesį vykęs Remigijaus Juškėno seminaras Kastanedos pėdsakais, 5. turbūt, ne, tema išlikimas. Paskui Kaune gegužės mėnesį vyko konferencija Kūryba ir dekonstrukcija. Vasara, kaip visada, tradicinė LHPA stovykla. Visada jinai vyksta tada, kada baigėsi Liepa ir prasideda rugpjūtis tą savaitę, kai susikerta. Rugsėjį turėjo būti simpoziumas perkrovimas, kuris taip dėja dėl traumos neįvyko. Perkrovimas. Dabar konferencija, kuri dabar vyksta, irgi tradicinė Vilniaus. Ir dar nusimato gruodžio mėnesį Širvintų rajone patyriminė grupė Riba, Gražinos ir Dovilės grupė, kuri vyks. Kažkaip gal nebenoriu skaityti šitą lapą, kuris įsirašiau. Norisi pereiti prie tos kitos dalies savo minčių, įspūdžių, kaip aš gyvenau čia tuos 2 metus, būdama prezidentė. Man tai, aš taip net galvoju, neprisimenu tada, kaip ten vyko viskas, kaip apskritai ten tą savo sutikau su kandidatavimu į valdybą, o jau labiau tai buvo netikėta, kad ir išrinko. Tai kažkaip tai toks šaltas dušas, man pačiai tai buvo kaip šaltas dušas, ypač kai atėjo laikas perimti tą vairą, būti. Laikas visai netinkamas mano asmeniniam gyvenime, nes kaip tik tai maža dukrytė. Tai vat iš vienos pusės buvo sunku perimti dėl to, kad labai mažai turėjau tam laiko. Vat aš irgi daugiau jaučiausi, kad kažką stengiuosi išlaikyti. Vat yra tradiciniai renginiai, kuriuos kažkaip tai reikia palaikyti, išlaikyti, kad jie vyktų. Ir kažkokie smulkos gal reikalai, kuriuos ten sutvarkyti. Ir labai dėkinga Jūratei už tą darbą, kuris buvo padarytas su įstatais. Ir paskui mes ten į pabaigą ir tą narių sąrašą dar tvarkėm, kad jau liktų kuo mažiau tų fiktyvių narių, nes vyksta balsavimai ir kaip tada prisišaukti tos, kurių nėra. Tai ta prasme man buvo sunku rasti laiko. Daugiau palaikiau tą, kas yra, negu kad norėtųsi, kad būtų buvę to laiko kažkam dar, kažkam naujam. Iš kitos pusės buvo nelengva ir perimti ypač tos vasaros stovyklų organizavimus, nes kažkaip pajutau, kad tie, kurie iki tol vyko, buvo daug žmonių, kurie tą įpratę daryti. Ir dauguma jų dingo. Jaučiau, kad reikia perimti ir daryti tai, ko nežinau kaip daryti. Tai irgi buvo patirtis ir pamokos, kartais laiku, kartais pavėluotos, kaip galima būtų geriau tą padaryti, kaip neapsiimti gal daugiau pačiai vienai, kaip rasti tuos kitus žmonės, kurie dar gali prisidėti prie to. Tai man jautėsi toks asmeniškai kažkoks kaip ir lūžis. Iš kitos pusės galvoju, kad tam tikra prasme galbūt tas lūžis buvo savo laiku ir jo galbūt reikėjo, nes pradėjo vasarą mes tie, kurie nežinau, ar čia burbėjom, ar kalbėjomės apie tai, ką toliau daryti, pradėjo kilti mintis, idėjos ir kur link mes einam ir ko norisi stovyklose, ko norisi kažkur. Tai yra, aš jaučiu, kad buvo gal toks labiau atsipalaidavimas, biškiu gal chaoso, mažai veiklos, mažai aktyvumo, bet kažkas kyla naujo. Gal tai mano toks asmeninis pajutimas, bet man taip atrodo.
Ir man pačiai asmeniškai tai labai norisi ir toliau daugiau galbūt kažką tai duoti dabar tai asociacijai. Džiaugiuosi, kad galiu žengti žingsnį į šoną ir perduoti tą vairą. Ir nebesinori tokios tos oficialios atsakomybės. Ir labai gerai, kad dabar galiu leisti savo tą laisvę, tame, kame aš noriu, tiek, kiek galiu, tą, ką galiu, tą duoti. Tai, ir vaikai auga ir to laiko daugiau atsiranda ir gyvenime kažkas tai įvyksta ir tos patirties kažkokios atsiranda, kurią norisi kažkaip tai duoti, net ir apie stovyklas galvojant ir toliau. Nes iki šiol tai aš daug gavau. Tikrai esu dėkinga ir mano didžiąją dalį ir gyvenimo, ir profesinių tokių dalykų ir to, kokia aš esu, tai būtent humanistinė asociacija. Per čia atėjau, per tai ėjau, toliau jau ten egzistencinė terapija, bet visas pagrindas, visa ašis, tai remiasi. Aš esu labai dėkinga tiem valdybos nariam, kurie dirbo kartu tuos 2 metus ir už tą pagalbą visą, idėjas ir darbą. Ir šią konferenciją rengiant, ypatingai ir Aistei, Deimantei, Danutei, visus tuos darbus, kuriuos nudirbo, jie ne visada būna matomi, bet jie labai svarbus, be to negalėtų viskas vykti. Ir noriu paraginti visus ir narius, ir valdybos narius, ir tiesiog asociacijos narius, jeigu yra bent dalelė kažkokio tai noro, idėjų, tai nelaikyti to, o eiti, sakyti, daryti, sakyti valdybos nariam ar prezidentui. Tai ne visada yra lengva tam vienam prezidentui ir valdybos nariam iš savęs sugeneruoti tai, ko norėtųsi, ko reikėtų, link kur eiti ir ką daryti. Tai visų mūsų indėlis tame yra svarbus. Tai kviečiu nesėdėti ir nelaikyti savy, o tą, ką norisi, kas bręsta galvoj, išdrįsti tiesiog pasidalinti bent jau tom idėjom. Tai tiek turbūt norėjosi papasakoti ir ačiū.